Atvažiuoju į pasitarimą į menų spaustuvę. Gerą projektą pradėtą berods 2004 metais. Tai yra vieta, kuri turėtų tapti naujuoju scenos ir kitų menų inkubatoriumi. Žodžiu, kad ne... 100 vietų kino teatre. Nuo 99 jo dabar ten pagal jau seniai projektą, dėl to negalima skubėti, tarkim, duotų uždavinio, kad šiais metais turim pabaigti. Tai iš esmės galėtų būti, ir renginių kai kur irgi, jinai galėtų būti ne tik kino, ta prasme, jinai galėtų universali būti, bet pagrindas kinas. Vakar nusišnekėjau alyvas pavadindamas ievomis, bet vis tiek gražiai žydėjo. Tai pakelkit kartais akis į dangų, pažiūrėkit, kaip gražiai žydi Vilniaus kaštonai. Maža detalė, bet iš karto pagražina miestą ir kuria gerą nuotaiką. Labą rytą. Labą rytą, kolega. Su Segvėjum važiuojam. Jo? Ir kaip? Ką, gerai, labai gerai. Iš tiesų dar kelinta čia antra, gal trečia diena. Šaunuolis. Okay. Tai gerai. Pažiūrėkit, kaip atrodo stulpas, kurie kažkas apklijuoja neleistinai vietoj plakatais, o paskui mums jį tenka valyti. Tikri Vilniečiai taip nedaro. Prašom. 6 kapučino gausiu nemokamai, taip? Jo. Ačiū. Man labai patinka, kai ryte atvažiuoju į kavinę, nusipirkti skubiai kavos. Yra žmonės sėdintis, žiūrintis pro langą ir niekur neskuba. Labai geras toks jausmas. Yra žmonės, kurie niekur neskuba. Greičiausiai jie laimingi. Padarykit su šokoladu. Ir kodėl latvišką pieną perka, to nelietuvišką? Žinokite, nežinau, negaliu atsakyti šitą klausimą. Čia nesmės jau visą laiką, jau kiek metų tą pieną naudojau. Sakykit, tikras meno kūrinys. Ir be kapučino, matyt, be gero kapučino rytas būtų neįmanomas. Taigi atvykome į koncerną MG Baltic ir susipažinsime su jų investiciniais planais.